Danguje virš fronto linijos Ukrainos oro pajėgos surengė niokojančią IDAM bombardavimų seriją prieš Rusijos pozicijas. Gavus vieną didžiausių IDAM papildymo paketų nuo karo pradžios, Ukrainos oro pajėgos nustojo taupyti šias bombas ir pradėjo nuolatinės atakas prieš Rusijos linijas. Neseniai Jungtinės valstijos patvirtino didelį $373 milijonų vertės paketą, kuris apima daugiau nei 1500 IDAM bombų Ukrainai. Šis paketas bus finansuojamas iš Ukrainos lėšų ir Europos NATO šalių piniginių įnašų derinio. Ypač svarbu tai, kad šios bombos yra išplėsto nuotolio varianto, su išskleidžiamais sparnais, leidžiančiais bomboms klesti iki 80 km po paleidimo, derinant GPS ir inercinės navigacijos sistemas, todėl bombos gali tiksliai smogti stacionariems taikiniams bet kokiomis oro sąlygomis. Tai leidžia Ukrainos orlaiviams atakuoti Rusijos pozicijas iš daug saugesnių atstumų, išliekant už daugelio Rusijos fronto oro gynybos sistemų ribų. Ukrainai užsitikrinus daugiau bombų, šalis vis aktyviau stiprina savo IDAM kampaniją prieš Rusijos vadavietės ir logistikos objektus, siekdama palaužti Rusijos kovinių veiksmų stuburą, įskaitant objektus netoli Huliaipolės ir platesnėme Zaporižės regione. Papildomi smūgiai buvo nukreipti į geležinkelio tiltus į šiaurę nuo Siversko, kurie buvo naudojami logistikai ir karių permetimui. Tokios atakos silpnina Rusijos gebėjimą koordinuoti operacijas ir trikdo tiekimo, pastiprinimo bei amunicijos judėjimą į fronto linijos dalinius. Ukrainos orlaiviai tęsė savo kampaniją, vykdydami operacijas prieš priešo dronų operatorių postus. Jie pakartotinai taikėsi į kasybos kompleksą į rytus nuo Rodinskės, kur rusų dronų operatoriai buvo pastebėti ne vienas kartą. Ukrainos Su-27 pataikė į šią vietą su IDAM išplėsto nuotolio bombomis, po to sekė dar vienas tikslus smūgis, kuris sunaikino pastatą, kuriame buvo įsikūrę elitinės Rusijos Rubicon dalinio operatoriai. Tai, kad tas pats kompleksas buvo atakuojamas kelias dienas iš eilės, rodo, jog Ukraina sąmoningai siekia užtikrinti, kad išgyvenę operatoriai negalėtų atnaujinti veiklos. Papildomi smūgiai buvo suduoti Rusijos dronų valdymo postams prie Huliaipolės ir Pidhirnės, o dar vienas MiG-29 sunaikino tokį valdymo punktą Plavniuose kartu su personalu, įranga ir amunicija. Šios atakos strategiškai svarbios, nes vienu metu sumažina Rusijos dronų žvalgybos ir smūgių aktyvumą. Be dronų Rusijos šturmo grupės netenka pagrindinio informacijos apie mūšio lauką šaltinio, todėl atakos tampa lėtesnės, mažiau koordinuotos ir žymiai labiau pažeidžiamos Ukrainos gynybai. Kai vadavietės ir dronų operatoriai buvo neutralizuoti, Ukrainos orlaiviai vis dažniau ėmė taikytis į Rusijos karių susitelkimo vietas. Su-27 smogė priešo susitelkimui netoli Siversko naudodamas IDAM bombas, o kiti oro smūgiai buvo nukreipti į Rusijos šturmo karius, susitelkusius buvusiose pastotėse, daugiabučiuose ir kasybos objektuose prie Kostentinivkos, Pokrovsko, Rodinskės ir Udačnės. Daugeliu atveju šiose pozicijose buvo laikomi kariai, laukiantys įsakymų, pastiprinimo ar pasiruošimo šturmui. Likviduodama tokius susitelkimus, Ukraina ne tik sukelia nuostolių, bet ir sutrikdo būsimas puolamąsias operacijas dar joms neprasidėjus. Sunku pervertinti naujai patvirtinto paketo, kuriame yra daugiau nei 1500 IDAM bombų, svarbą, nes tai didžiausias vienkartinis preciziškų smūgių paketas, kurį Ukraina yra gavusi. Anksčiau Ukrainos vadai dažnai turėdavo taupyti šiuos ginklus tik aukščiausio prioriteto taikiniams. Dabar, turint nuspėjamą papildymo grandinę, preciziški oro smūgiai gali tapti įprasta kovos lauko priemonė, o ne retomis progomis. Ukraina jau naudoja IDAM bombas nuo 2023 metų, integruodama jas į sovietinius MiG-29 ir Su-27 naikintuvus. Ukrainos inžinieriai sukūrė specialias sąsajas, leidžiančias šiems orlaiviams nešti ir naudoti vakarų precizinės amunicijas, nors jie buvo sukurti dešimtmečiais anksčiau, nei tokie ginklai apskritai egzistavo. Naudodami nepratesto nuotolio IDAM variantus, Ukrainos pilotai paprastai skrenda žemu aukščiu, kad išvengtų aptikimo, tada trumpam pakyla ir atlieka bombos metimą iš pakilimo. Bomba sklendžia link iš anksto užprogramuotų koordinačių, o orlaivis iš karto pasuka atgal, taip sumažindamas poveikį Rusijos oro gynybai. Tačiau dabar, kai jau pakeliui yra pratesto nuotolio variantai, Ukrainos naikintuvai galės paleisti šias bombas net iš 80 km atstumo, užtikrindami orlaivio ir piloto saugumą, nes liks užribotos Rusijos oro gynybos, kuri drįsta artėti prie fronto linijos veikimo zonos.
Apskritai augantis Ukrainos įdam naudojimas tapo svarbiu veiksniu, stabdančiu Rusijos puolamąsias pastangas. Tikslios atakos prieš vadavietės, dronų operatorius, logistikos infrastruktūrą ir karių susitelkimo vietas nuosekliai silpnino Rusijos gebėjimą organizuoti puolimus. Dabar, kai patvirtinta daugiau nei 1500 papildomų įdam bombų, Ukraina gali palaikyti daug intensyvesnį oro operacijų tempą, todėl tikslingas bombardavimas tampa vis svarbesnė jos kampanijos dalimi, siekiant ne tik sustabdyti Rusijos veržimąsi, bet ir pačiai pereiti į kontrpuolimą.